Ispanijos dalelė prie Maroko. Ir tipo, iš ten visi šitie juodaodžiai bando iš Afrikos papulti per ten. Ir tada jeigu papuola į tą Ispanijos dalelę, jau automatiškai Europos Sąjunga jau gali gauti prieglobstį. Tai jos ten irgi krapštė iš tokių vietų mašinai. Ir atrodo, ten išmetimo vamzdį blemba įlindęs vienas čiūvas buvo. Tai va, daug negyvų randa čia. Varom į Latviją, į Rygą, Baltijos seriją. Aš važiuoju su Gyčiu, kuris vairuoja, matosi jo akis. Ir su Jurgiu, kuris tik papasakojo istoriją. Ir tuoj kirsam buvusią sieną, kur anksčiau buvo pasienio punktas. A, jau baigiai? Jau baigiai. Ne, filmuoja dar. Pasienį negalima filmuoti. Tai šiandien bus Six Max'o eventas ir turbūt bus labai agresyvus žaidimas, nes girdėjau, čia gal knygą skaičiau, tai Jurgis su Gyčiu šnekėjo ten apie visokius tribarelinimus, daug blefavimo, tai šiandien kolinsiu juos ir išmesiu. Kolink. Galės rinktis. Papasako, ką čia darom? Tai vienu žodžiu turim 3 banknotus po 20 eurų. Jie turi skirtingus serijinius numerius. Vienas yra galas, paskutiniai 2 skaičiai 99, kitas 86, kitas 81. Mūsų bute yra dvigulės lovas ir viena sofa. Tai pralaimėtojas, kuris ištraukė mažiausią skaičių, realiai gaus tą sofą. Grubiai žiūrint. O tas, kuris ištraukė didžiausią dvigulę lovą? Jo, tas pirmas rinksis. Tada 86 rinksis antras, o kas liks 81, tas liks 81. Gerai, tai Gyta, trauksi pirmas? Tai jo. Davai, duok man. Kas liko, Jurgi? Man 81. O šitas skaičius. Tai taip pats paskutinis? Mano didžiausia. Va, Gytis gavo šitą. Aš 86. Tai taip Gytis pirmas renkas, aš antras, tai trečias. Tai žodžiu... Tu pamiegoji pusę mėnesį, pamiegosi dar. Jurgis miega ant sofos. Dienos vakaras mes su Gyčiu išsibastinom jau iš savo Six Max'o. Aš antras, tu pirmas kitai. Ai, gerai, jo, aš pirmas iškritau, Gytis antras. Ten, žodžiu, kažkur gyvenomės ir kur mes dabar einam? Einam, pareilin, palaikyti Jurgį, nes turėtų prie finalinio sėstoji. Tai va, trečias mūsų žmogus, Jurgis, pirmas turnyras ir jisai turi finalinį. Šiaip iš tikro, pirmas turnyras tai šūdinas, nes mūsų susirinko gal tik tai 28 žmonės. 30 buvo. Jo, kai ten... Kai turėjo būti... Ne, tai turas pats jėga, tik tiesiog, kad mažai žmonės susirinko, tą turėjau minį. Jo, vidurį savaitės. Rytoj bus geriau, jau. Jo, tai gavosi, kad atvažiavom į Rygą sužaist turą 30 žmonių. Ir už pirmą vietą, kiek šiandien 1,8 kažkas to. Jo, eurų, tai tikrai geras. Geri pinigai. Tikėsimės Jurgis paims ir dar taurę paims. Taigi, mūsų namai, čia Jurgio kambarys, ta lova, kuris jisai pralošė. Čia Gytas. Tai... Pizza Expressas Rygoje užvaldo pizza kainuoja 6 eurus. Lietuvoje 3. Dvigubai brangiau. Štai, vakar buvo Terminatoriaus turnyras ir Gytas laimėjo jį. Tai, kadangi Gytas yra, kiek tų metų? 20? Ir negali žaisti Lietuvoje, tai iš tikrųjų yra pirmas Gyčio Life laimėjimas ir pirmas kešas normaliam turnyre. Tai sveikinam Gytį su tuo. Čia taip atrodo mūsų butas, aišku, netvarka. O mes įradom per Airbnb, ne? Kiek mes mokam, Gytį? Už kiek mes 4 naktis bus manai? Už 4 naktis 3 eurų. 3. Taip, super, very good. Tai tiesiog noriu visiems parodyti, kaip mes gyvenam, kiek mokam, kad tiesiog, kad pamatytume tą virtuvę pokerio žaidėjų, kad mes taip pat irgi, kaip ir jūs, ieškom, kur pigiau gyvent, kur būtų arčiau ir gyvenom kokias 5 minutės iki kazino, gal biškai daugiau, ne, 7 kokias. Bet labai arti, žodžiu, dar sumokėjom 35 eurus už stovėjimą 4 dienų mašinos. Dar yra vienas labai įdomus sprendimas. Tai yra, tarsi, kad yra dušas be vienos sienos ir, tarsi, belekai, ir, tarsi, taškus vanduo, belekai, keista, nepatogu maudytis. Tai čia dėl to rankšluosčio ant žemės pilno popierių, kad, žodžiu, nebūtų vandens.
Tai dar belė kaip keistas sprendimas, neįsivaizduoju, ką jie to norėjo pasakyti. Tai žodžiu, tokios naujienos iš Rygos ir iš mūsų būto, kur mes gyvenam. Ir ką veikiam dabar prieš turą, liko porą valandų dar, tai dėliojam Chinese pokerį. Aš noriu vieną dalyką dar įsitarti. Mes sakei, šitą paminėsiu video. Kadangi vakar buvo nokautinis turnyras, mes prieš turą susitarėm, kad už galvą duoda 50 eurų ir jeigu vienas kitą išmetam, grąžinam 20, tai man Žilagalviui reikėjo 20 grąžinti. Tai dabar, Jurgis išmeta mane. Jurgis išmeta mane ir aš atgavau 20 eurų atgal. Tai žodžiu, kol laukiam turą, tai dėliojam kinišką pokerį, čia matot rezultatus. Gytis turi minus 104 taškus, mes su Jurgiu po plus 6 ir 88 atitinkamai. Tai žodžiu, gaunasi, kad biškai išnaudojam Gytį.